Žemaitukai – viena seniausių arklių veislių Europoje, žinoma jau nuo 6–7 amžiaus. Labiausiai juos išgarsino lietuvių kova su kryžiuočiais 13–14 amžiuje. Žemaitukų pavadinimas aiškinamas taip. Žemaitukas – tam tikros, kilusios Žemaičiuose, veislės nedidelis patvarus arklys. Daugelį šimtmečių lietuviai su žemaitukais gynė savo ir kaimyninių tautų laisvę. Apie žemaitukus byloja kronikos, istorijos ir archeologiniai šaltiniai. Žirgą lietuviai gerbė visais laikais. Tai atspindi ir Lietuvos simbolis – vytis. Taip pat tautosaka ir papročiai. Kaip unikalus istorinis, kultūrinis paveldas, šie žirgai turėtų būti įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir pasitarnauti Lietuvos valstybės reprezentacijai. Net 4 kartus ši tūkstantmetę istoriją skaičiuojanti veislė buvo atsidūrusi prie visiško išnykimo ribos. Tačiau visuomet atsirasdavo žmonių, suprantančių jų išsaugojimo svarbą. Dabar žemaitukų išsaugojimu ir veisimu rūpinasi Žemaitukų arklių augintojų asociacija. Tai svarbiausia iš tikrųjų, norint šitą veislę išsaugoti, tai yra sukurti mūsų būsimų kartų jaunimo, vaikų, moksleivių supratimą apie šitą veislę, apie jos istorinę vertę ir iš tikrųjų apie šitos nuostabius arklius. Ši asociacija buvo įkurta 1997 metais. Asociacijos nariai stengiasi išsaugoti žemaitukų arklių veislę, rūpintis jos dauginimu bei tobulinimu, steigiant veislynus. Taip pat jie organizuoja parodas, varžybas, stengiasi informuoti visuomenę apie žemaitukų išsaugojimo svarbą. Asociacija rengia įvairius piešinių ir rašinių konkursus vaikams, kuriuose jie gali atskleisti savo žinias ir mintis apie žemaitukus. Nuo praėjusių metų pradėtas projektas moksleivių rašinių ir piešinių konkurso. Praėjusiais metais vadinasi Žemaitukas ir aš, šiais metais vadinasi Lietuvos vardo tūkstantmetis ir žemaitukai. Tai mes ruošiamės šitą tradiciją tęsti, kad kas metai moksleiviai galėtų piešti ir rašyti rašinius apie žemaituką. Ir tikimės, kad jau tradiciškai vykstantis renginys Rumšiškėse Lietuvos buities muziejuje, iš tikrųjų, kuris vyksta artėjant vasarai, šiais metais gegužės 24 dieną, tikiuosi, kad kitais metais panašių laikų, paskutinį šeštadienį gegužės mėnesio, jisai sutrauks vis daugiau ir daugiau mūsų moksleivių, kurie tuo laiku atsiima prizus už savo rašinius piešinius, kurie konkurse užima laureatų pozicijas. Asociacija turi tikslą per artimiausius 30–50 metų pasiekti, kad žemaitukų veislė būtų saugi ir plačiai paplitusi. Mes planuojam, kad ateityje šita banda, kuri šiandien truputį didesnė negu 200 arklių, kuri yra šiandien nykimo zonoje, tam, kad veislė būtų laikoma nenykstanti, joje turi būti virš 1000 kumelių. Šiandien dienai toks tikslas yra mūsų, kad mes po kažkiek tai metų, po 50, po 30 metų turėtumėm šitą kiekį žirgų ir galėtumėm laikyti, kad šita veislė yra išsaugotam ateičiai, kaip viena iš seniausių pasaulio veislių. Tai iš tikrųjų tie moksleiviai, kurie dabar žiūri šitą laidą, jie bus už keliolikos metų tie žmonės, kurie galės plėtoti šitą veiklą, vystyti žirgų auginimą, žemaitukų auginimą. Ir dėl to mums taip svarbu dabar, kad tie mūsų jaunieji draugai, žemaitukų jaunieji draugai aktyviai įsijungtų į šitą draugystę, į šitą darbą reklamavimo ir informacijos skleidimo apie žemaitukus, kad ateityje jau sukūrė savo šeimas, savo ūkius, jie juose šitos mūsų gražuolius augintų ir tada mes tikrai galėsim visam pasauliu pranešti, kad jokia grėsmė šitai veisliai nebekyla. Tai ilgas ir reikšmingas darbas, prie kurio gali prisidėti visi, tiek suaugusieji, tiek vaikai. Dabar žemaitukams svarbiausia mūsų visų meilė ir globa. Anksčiau jie padėjo apginti mūsų tautos laisvę. Dabar mes turime padėti jiems išlikti. Žemaitukų arklių augintojų asociacija dirba tam, kad žemaitukas vėl taptų lietuvio ir jo šeimos draugu.
bei visos tautos pasididžiavimo.